Sveiki. Ir šiandien pradėjau kepti kūčiukus. Kaip ir antroje dalyje apie iš Lempos kanalą pradėjau kepti ir noriu su jumis pasidalinti taip pat. Tai pagal viskas kol kas turi viskas išeiti štai taip. Čia tešla. Nelabai mes palaukim, biškį šviesą išjungs. Čia taip tešla turi atrodyti. Tada ir čia procesas. Gerai, ir viskas. Dabar taip, receptas bus nuorodai. Labai atsiprašau už nepatogumus, bet kadangi negalėjau kelti nuorodos po video. Dabar jums galiu parodyti, pagrindą. Ir bus šitam kamputyje surašytas dabar receptai kol kas. Čia yra kūčiukų receptas. 500 gramų kvietinių miltų, 280 ml vandens šilto, 4 šaukštai aliejaus, 7 gramai sausų mielių arba 20 gramų šlapių, 6 šaukštai cukraus arba pagal skonį, patys galite rinkitės, 4 šaukštai aguonų būtinai ir 1 žiupsnelis druskos. Irgi manau, kaip norit, bet patarčiau. Tai ką, čia matot, miltais jau nusitepiau. Tai ką, tikiuosi pasidarysit? Tikiuosi. Gerai.